Sveiki bičiuliai, taigi ir vėl aš čia. Šiandien tikslas 50 km ir aplankysim vieną objektą. Dabar esu Paliūnišky, jau nuvažiavau apie 10 km nuo namų. Tad iki to objekto, kurio dar neatskleidžiau, mums liko apie 12 km. Važiuosim pro Žaliąją girią ir matysit. Dabar truputį sustojau prie Beždžionių tilto, ar kaip čia jį pavadinti. Prie upelio. Oras neblogas, tik tiek kad vėjas didelis. Tai realiai važiuojant, tai net, nežinau, sunkiai turbūt girdėsis. Taigi, lėksim, ne? Nežinau, kaip girdžiuos, galbūt, kad iš vis nesigirdžiu. Tad ir nesinori ir labai daug čia kažką ir kalbėti. Nes vėjas, blemba, internete rašė šiaip 5 metrai per sekundę. Mašina. Bet tikrai jaučiasi, kad šiek tiek didesnis vėjas. Arba toks grinai prieš mane. Jau jaučiasi, kad jau vasara pabėgo. Grynas ruduo iš tikrųjų. Bet dar orai lepina, dar galima pasimėgauti ir pavažiuoti biškį. Bunkeris. Važiuojame atgal, galėsim prasukti pasižiūrėti kažkur bunkeris. Atrodo, šis toks pramoginės stilius padarytas, įrengtas. Tai va, dabar mes esam Žaliojoj girioj, aplink vėl miškai. Mašina viena kita pravažiuoja, tai bent jau tiek gerai. Iki mūsų tikslo čia kokie gal 8 km liko. Ne, gal turbūt daugiau, apie 10. Visur viskas iškirsta. Baisu. Medžiai privirti. Žodžiu. Tai va. Tokie dalykai, bičiuliai. Bet miško kvapas iš karto toks jaučiasi. Pušų toks kvapas. Nors ir biškį slogą turiu, bet vis tiek užuodžiu. Gaiva. Iš tikrųjų, pačią dviračią jau irgi pasilgau. Jau, prieš savaitę buvau trumpam išvažiavęs realiai po miestą. Bet šiaip, grubiai 3 savaitės niekur labai neminiu. Nes visiškai laiko neturėjau. Namuose visokie remontai dabar pas mane, tai žodžiu, reikalų krūvas. Bet to, kas matė praeitus video, turėjau spidometrą tokį. Sigma. Nebuvo itin brangus, apie 30 eurų. Bet deja, šį pamečiau. Labai gaila buvo. Bet tiesiog va, kaip ir minėjau, grubiai prieš savaitę trumpam buvau išmynęs.
Ir po to tik po kažkiek laiko pastebėjau, kad spidometro nebėra. Tiesiog važiuojant pamečiu. Ir viskas, nebėra. Tai dabar labai keista mint dviratį, kai nežinai ant kiek mini. Tai va Strava įsijungia. Plius minus galiu vis tiek biškį pasižiūrėti. Dabar ant 25 buvau. Va. Šviesą praminėm 14,5. Prašviesėjimas visiškas. Šlindau. Ir saulė šlinda. Žiauriai išpjauta. Baisa. Biškį ant geresnę kelią užvažiavau. Matas, net taip ir seniai atnaujintas. So. Ratai prasisuka. Šminio. Likt savo. Kalniuks atrodo nedidelis, bet šakės. Ten matau apačioj Šipyro keliukas. Tai jau čia. Šiaip pro ten man ir reikėjo greičiausiai varyti. Šokam ant žirgo. Opa! Taip. Taigi atvykom. Čia tokia biškį gilumoj. Bet gal ir gerai, kad ne visiškai prie pat kelio. Tikrai net iš tolo nesimatė. Bet ir nėra toks aukštas. Arba tik taip atrodo. Nebelsti, pažadinsit sargą. Galiu pasakyti, kad be šansų užlipti.
tikrai norėtųsi, bet be šansų. Čia visiškai nėra kaip. Va, lygios sienos. Čia nežinau, kiek. 5 metrai, 6. Kitos vietos, gal ir daugiau. 29 metrai aukščio. Pasidarysim kavos. 3 viename. Ir tą laiką pakelsim droną, kol čia užvirs. Ką, biškį atsipūsim. Lėksim toliau. Išgersiu kavutę. Iš tokio biškį didelio puodą net keista gert. Galim sakyti, iš puodą geriu kavą. Visiška ramybė. Relaks. Tokia ramuma. Dabar tai šis toks momentas, net vėjas nurimo, paukščiukų čiulba. Aš savo kavutę geriu. Oras nėra šaltas, nu tiesiog. Va. Žiauriai gera. Rojus. Helovynas artėja. Prasidės visokie bunkeriai, tai turbūt ir čia bus. Pabandom pavažiuoti, pažiūrėsim,
kaip ten kas atrodo. Sveiki. Ai, nieko, pro šalį važiavau, sakau, pasižiūrėsiu, kas čia vyksta. Pagrindinė pramoga, ką mes čia turim, tai siaubo bunkė. Jeigu kokių žmonų, mergiočių atvežti, ten puikiausia vieta. Gana rimtas daiktas padarytas. Čia visą laiką jisai būna, ar taip? Šiaip dirbam su rezervacijom. Jeigu, sakykime, norit ar darbo dieną, ar kažkokią progą turit, tiesiog rezervuojatės ir mes galim būti bet kada. O, čia jums bus reklama. Tai va šitoje vietoje tas visas reikalas. Arba per Facebooką galim, arba telefoną tiesiog. Teritorija tai visokių kalviškų gaminių pridėta ir panašiai. 7 metai turiu nupirkę šitą objektėlį. Čia buvo atsarginė ryšių bazė, karinis objektas. Biškai keičiam, tvarkam, į pramoginį verčiam. Čia ir šiaip yra turbūt ką veik biškai pasivaikščioti. Jo, čia nesė, kol praeina, kol pasižiūri, na, tai toks ir reikalas. Gerai, reikės apsilankyti ir su šeima. Toj Helovynas laukia, tai irgi čia nesė, teritorija papuošta, tai sakykime. Tai jau pastebėjau aš nakėlį, jau kad ten. Nu čia nuo pernai dalykė. Dėl bunkerio, jeigu ten vaikai, sakykime, iki 10 metų, tai reikia pažiūrėti, ar jis gali eiti. Nes paskui, kad nepridarytumėt naktį, kad nešokinėtų, nes sakau, gana rimtas padarytas viduje. Gerai, apsilankysiu. Okay. Ačiū. Viso. Nu, atrodo įdomiai. Vizualiai, va, tai pasižiūrėjus iš šono, tai matęs, kad yra daug visako įdomių dalykėlių, apsidairimai, apsižvalgymai. Kainas irgi net pasakyčiau, kad labai didelis. Tad nežinau, ar galiu rekomenduoti, pats dar nesu buvęs. Nebuvo apsilankęs, bet norą turit, kas nežinojot, kad toksai egzistuoja. Čia Žaliojoj girioj, Panevėžio rajone, netoli Paliūniškio. Apsilankykit, parašykit komentarą, ar patiko, ar verta. Dabar minu... O, pliam, kokią duobę pagavau. Dabar minu pro Pidniavos miestelį. Mano sąskaitai 42 kilometrai. Minu beveik 2 valandas. Beveik. Dabar biškai šiek tiek žiūriu žemėlapį pravažiuoti. Dar vienas kabantis tiltas. Jau biškį daugiau gyvenimo matys. Galim pravažiuoti. Toks biškį pakrypščių, gal net pavojinga važiuoti. Eiksa. Nu ir dabar apsisuk. O, blemba.
ūkininkų menas. Nu ką, mūsų sąskaitai 55 beveik. Atsiprašau. Na va, pasirodo mano kieme bulvių šventė vyksta. Orkestras Saulutė. Šiandien mes atvykom pas Jus, kaip ir kiekvienais metais tikriausiai, paragauti Jūsų firminių blynelių. Ir esam jums paruošę 4 kūrinius, tarp tų 4 kūrinių yra 2 kūriniai dainuojami mano ir kolegės Sofijos, ir 2 kūriniai yra atliekami tik orkestra. Tai labai tikimės, kad Apkabink mane, Jessica Šai, dainuosit kartu su mumis, ir tu Lietuva, tu mane lygiai taip pat užbaigsit mūsų šiandienos koncertų pasės. Ačiū, gerą koncertą. Tarkit man, mes laimėsim, tarkit man. Taigi, šiam kartui tiek. Ačiū, kad žiūrėjot. Ačiū visiems, kas iki galo pažiūrėjot. Pasirodo, mano kieme vyksta bulvių šventė. Šiandien pramyniau 65 km. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki greito.